kol kas nelabai turi, nes Eurolygų niekas neplašia. Aišku, pažiūrėsim, buvo atostogų, kažkas. Nemanau, kad jie bus atsipalaidavę, nes jiem irgi ruošis veikti toliau Eurolygą ir taip toliau. Aišku, lankės sunkus varžybos. Aišku, mums gerai, nes turėjom pralaimėjimą. Visada gerai, kai po pralaimėjimo dar vienas varžybos, gali reabilituotis. Pažiūrėsim, kas gaus. Ar tikitės, kad galbūt prie CSKA pamatysim panašų žiūrovų kiekį, kaip buvo šeštadienį, bent jau panašų? Manyčiau, nes šeštadienį tikrai buvo atmosfera gerai ir gal susirinkti. Kokios nuotaikos komandai šeštadienį? Komandai truputį nusivylė, aišku, visi supranta, kad kažkaip žaidėm kažkiek gerai ir treneris minėjo, bet patys dėl savo klaidų pralašėm kažkaip. Kažkur paskubėjom, kažkur ne ten. Kažką panalizavom, kur blogai darėm, derinius, kokius išpildėm ir tiek. Bet su CSKA bus dar sunkiau. Tai aišku, CSKA rodo vieną geresnių komandų šis metais Europoje ir surinkti pagal žaidėjas, bet to liko Kirilenka. Prieš tai Maskva nežaidė prieš mus. Tai manau vis tiek šį kartą atvažiuos, tikiuosi visą komandą. Ar bandot ruošti kažkokią gynybą prieš kažkokią atskirą žaidėją, ar bandysit visą komandą stabdyti? Nu, kad ten šiaip gera komanda, kažką išskirti, aišku, Kirilenka, išsiskiria gal labiausiai, bet gavom nuo jų pamokų ir be Kirilenko. Nežinau, dar labai nežiūrėjom, pasižiūrėjom, ką blogai darėm su Žalgiriu. Manau, turim dar rytoj, tai užteks to laiko. Dėkui.